karštis, kas tas karštis, kas tas karštis, jis gal čia kas yra. Sako, lėksim į griovį turbūt. Varyk vieną. Sekti virus. Bandau apsukt ratą skersus. Atpučiu vakarus. Saulučių ne, nes tą galima sportuoti. Tai susipažinom su Artūru tėvo ir vaiko stovykloje Antazavėj, tokia pažintis buvo mūsų, ir pasiūlė ištestuoti bagį, nes buvau įsimetęs Instagramo, kad ieškau, kas galėtų paskolinti benzininį mažiuką, kokį nors traką pavažinėti su pulteliu. Sako, aš turiu didesnį. Tai va, testuojam didesnį. Tai sakau, per žaidimus geriau varau biškai negu čia. Bandau 3 skersus prasukti, tai kelis kart pavyko normaliai, bet šiaip sunku, blemba. Be to nuvarė pripūst padangą, darysim antrą raundą ir manau šį kartą prasuksim, nes ir padangas skystesnė biškai buvo, blemba. Sunku, bet labai smagu. Ką, nuploja mašiną biškai? Blemba, tu čia pralėkėjai? Taip, metriukas nuo malkų. Svarbiausius dalykus matau. Vieną ranką tai visiškai kiaurą šlapia. Gerai. Džambukas yra, ne? Sveiki, tai nusimato darbingą savaitę, leidome OG version, Furito ir Proflame'o koncerto merčą, limituoto leidimo marškinėliai. Pastarosius 2 mėnesius turbūt dirbame intensyviai su Mantu Kondratavičium, ruošiamės, nusimato jo UFC debiutas kovo 21 dieną Londone, stipriai dirbam ties to ir, aišku, stipriai ruošiamės koncertui kovo 10 Žalgirio arenoje, tai ten bus didelė staigmena Noko fanam. Tai taip pat laukiam didelio dropo, tai eina didžiulis prekių papildymas, tai kovo 15 dieną knockdownshop.com. Matysite daug naujienų ir pagaliau bus prekių tų, kurių senai laukiam. Nežinau. Kada kova? Aš mačiau, žinai, per... Balandį? Rugsėjai? Matas Stebuliauskas. Today. Tai kada? Today. Atvarėm filmuoti promo
OG Proflame Furito koncertui, kuris vyks ateinantį antradienį. Čia, Žalgirio arenoje. Ir koncertuos Benjaminas Kučinskas. Man, kai toks savo galvas? Aš čempionas. Ne, Kučinsko daina. Kol saulė švies. Tėvo. Tavo patie. OG Proflame ir Furito koncertas. Renginio dalimi bus ir NOK. Tokios bananinės, tai yra šonus tokios. Visą muziką įdėką galima turėti. Gerai, mane. Stranger? Baig. Sakyk, čik. Cheese. Nepažįstu geresnio fotografų. Ardam turi labiau. Taip pat Harevą. Atsirkin. Look at the camera, jis akių neranda. Reversible fonas reikia dar ir visą padaryti. Haroldai, einam verslo pietų. Sumušam. Haroldas irgi be dėklų nešioja kaip gangsteris. Visiškai. Koks verklioras jaučiuosi. Tonkus reprezentina tyliai. Nice. Tai va, katiniukas užlipo netyčia ant logo. Pasitrauk nuo logotipo. Štiš. Jeigu arklį paima, tai aš tik ant arklį jau. O tada varau, žinau. Karolina, kaip? Tokia mergatai va pasakė, darytus taip su vėliava, gerai? Nešioju, karoči, taip, šoku visą dieną vaikštau, nieks nieko nesako, kad gerą kepką, nieko, karoči. Man patinka. Karoči, bet vakar Furito sako, žiauri kepką. Žiauri. Iš karto sako. Žiauri gerą kiepką, davai kolcą, bet tu net varyk. Man patinka, tai ką? Gerą. Kaip tau, Danai, plauktum su tokia? Aš taip plaukčiau. Daugšas vadu. Aš ir varžybose vilniuočiau, man būtų, ne? Nu, bet jam tinkama, tai čia ta barzdelė, čia toks įvaizdis geras ant manęs, tai atrodytų aš kaip nesakysiu. Kaip treniruotė atrodytų. Bet po to, jeigu užsidėt jam, nusiemi, tai baisiai tu galėjau galvą, aš turiu visą dieną nešioti. Tai va, tame esmė, maplaukai išnakai sugala, tai mėnesį nebeatsistoja. Va čia yra didžiausia problema. Va čia tema, va čia jau tema. O taip ateini, ir va taip švakstaisi. Visi vaikai. Greito reagavimo būrys, nu. Va čia tai tema. Iki koncerto liko. Let's go, bro. 3, 2, 1, let's go. Iki koncerto liko mažiau nei... Iki koncerto liko mažiau nei 7 dienos. Turiu jums tokį dylą. Bendžiu antrą kovą, va. Nori bendžiu būt garantuotas, tai pergalė. Justeliui antrą kovą. Nugarą, parodyk nugarą, davai. Ja. Aha. Nu. Aha. Ai. Let's go. 85 kilos. Patinka šito? Do I send in the fighter swap? Mhm. Yeah. Kaip sakysim. It's easy. Čia easy užsakinėt. Gal kad pasmaudysi. Siunčia iš karto. Sick booba. Bet turi pasirinkti kiek reikia užsakyti, 100 ar 200. No. Jeigu labai patinka, tai gali ir 300. Pirmai kučiai. Aloju. Nu gal 10. Užteks? Užteks. Nu gerai. Taip, pažiūrė. Godė, tai kuris spaus, kad būtų 10? Tai enter. Čia. Enter the mines. Čia taip pat? Jo, viskas 10 100. Da. Dabar, mama, nesijuokia, čia dirbu. Dirbam, atėjęs, kad tu juokies, aš nesuprantu. Nežiūrėk. Įdomu man, kaip tu dirbi labai. Eik, tu dirb, kad mes greičiau pabaigtume. Na gerai.
padarom kažkokiu berniukišku dar. Galėtume tikrai berniukišku. Ar tu padarai? Bet kainuos daug pinigėlių, kai tu tiek užsakysi. Mums reikės parduoti tada. Jas, žinai. Kaip? Nu, parduotuvai pardavinėsim. Dėsim. Kad tai bus gerai, nes mes turėsim daug berniukiškų. Nu jo. Dar dėsime. Tai kiek jau paspaudžiau kartus, aš Pats paspaudai. Ir tada reikės daryti fotosesijas, kad gražiai atrodytų. Mama, eik miegoti, jeigu nori. Tu gali vėliau ką daryti. Taip. Užsimerkus, ar gerai gaunas? Dar kartą. Užteks, gal jau rytoj pakartosim. Nu, daryk. Dar nori kažkas padaryti. Va taip atrodo vasaros ir rudenio kolekcijos užsakymas. Kaip bosė vertinat mūsų kolekciją naują? Bosė? Ką? O dieve. Oho. Už ką? Už ką čia? Gali matyti, taip vaikščioti ir taip renkiesi ir žiūri, kurį drabužį užsakyti. Kurie tau tikrai gražus atrodo, pasakyk. Šitas gražus. Šitas. Eik tu, ninja. Ką? Ninja. 6, 7. Nu, mamytė. Pasakyk. Kas tas 6-7? 6, 7. Na. Kodėl man taip daryti? Tu paaiškink, mamytė, kas tas yra 6-7? Aš nežinau. Pats nežinai? Dėti, tu paaiškini. Kas tai reiškia? Vienas berniukas per krepšinio rungtynės tiesiog atėjo į kameristas, jisai pasakė 6-7 ir prasidėjo... Tai iš kur mums žinot? Ir prasidėjo tokia 6-7 banga, kas reiškia vidutiniškai. O, kad tu? Mūsų B grupė. Čia jau yra, kurie ir varžybų turėjo. Tik organizuojame tokį naujokų turnyrėlį Fighter House Vilniaus salėje. Tai va, keli jau prasivedė pirmas kovas. Tai pirmadienį ir čia penktadienį nuo 8. Nuo 7 profai, nuo 8 B grupė, o nuo 9 laukia ir C grupė. Turėjo irgi varžybą paskutiniam turnyre, gerai pasirodė. Atvarė Marius Čeputis iš Klaipėdos. Irgi pradeda savo profesionalų namie karjerą. Juzik, kiek turėjai pro kovų MMA? 4. 2, ne? O mėgėjai? Nežinau, neskaičiuoju. Gal daugiau, gal virš 100. Okay. Ne, 100 tikrai nebus. Gerai. Bet kažkur tas skaičius. Tai Mariukas, svečias iš Klaipėdos. Kiek pro turėjai kovų? Esu šviežiai debutavęs pro. Mėgėjose 3.
Taip, irgi nepaskaičiavęs. Ačiū dėmesį. Turėjau 10 street kovų. 10 MMA? Street. Ai, street. Street atmetam, varom. Mėgėjų kovų kiek turėjai. Mėgėjau kovų. Aplamai paskaičiuojant su jiu-jitsu, kickboxai, MMA, muay thai gal dar. Vačiu apie 100 jau turėjęs. Tvarkingai. Kiek tu metų? 16. Tai va man tas yra dziudo juodos diržas. Pro turėjau 2, laukiu mėgėjų? sekančios, o mėgėjų turiu 16, kažkur tai maždaug. Tai va, ačiū Fighter House. Tvarkingai. Fights and is looking to burst back into the middleweight title picture. Ladies and gentlemen, please welcome Kaio, the Natural Ohio. One thing that I know is his last 5 fights, he was sure to the takedown in less than 1 minute. That's data, that's facts, and as a nerd, I work with facts. He's just a problem on Saturday that I need to solve, and as a fighting nerd, I'm gonna solve the problem and take A+ in this test, you know? Tai nežinau, matėt, nematėt, vakar Kaio Baralijo spaudos konferencijoje sėdėjo su Noko marškinėliais. Tai aš buvau įsutikęs, kai paskutinį kartą buvau Amerikoje, kai davau marškinėlius dovanų ir jam jie labai matau, kad patinka, jis dažnai jos nešioja, tai net susidėjo tiesiai į spaudos konferenciją, tą didelio evento, kur kiti ten renkasi drabužius, darosi kostiumus, puošiasi. O jisai šovė Noko maikę. Žiauriai smagu matyti, tikrai gavom nemažai dėmesio ir žiauriai džiaugiuosi. O tu džiaugies? Tai. Žiauru? Shadow box. Pa. Ui. Iš tikrųjų, čia mano senai jau buvo toks noras didelis, kad kažkas UFC, ypač numeriniame evente, sėdėtų press conference su Noko rūbais. Tai tiesiog savaime pildosi ir labai smagu. Labai džiugu tai, kad Kaio laimėjo savo kovą prieš Deriderį, kur jis tikrai yra labai patyręs ir kietas kovotojas. Tai tikiu taip, kad Nokas atnešė jam sėkmę, bet tuo pačiu ir liūdna, kad Michael Johnsonas pralaimėjo nokautu, irgi mūsų komandos narys, reprezentina Noką, bet toks sportas, ne visada pasiseka laimėti. Kovoja irgi prieš kietą, prieš Drew Doberį. Tai kietas sprokstantis smūgiuotojas, tai prasileido, bet dar ne pabaiga, manau, dar pamatysime Michaelą, nes jis prieš tai turėjo 4 kovas, laimėtas, turėjo 4 kovų winning streaką, dabar vieną prasileido. Bet that's a game. Tai va. Ką? Gali šitą kartą greičiau jau mane spinė. Of course. Šitą kartą greičiau, gerai? Ne, čia labai greitai. Mano spinė bus rankos. Atsistok į shadow box. Nu, atsistok greitai shadow box. Ne. Pabandyk. Greitai, ha? Tai tik aš. Pabandyk, ar išstovėsi. Shadow box. Nu, bent rankytėm, bam. Baik. Neblogai. Va, po treniruotės grįžtu. Ne namo, o aplankyti Šaiką, nes Šaika dirba. Baik. Kelnes. Maila. Underwear. Išskirti.
Visi, sveiki Haraldai. Va, pusė 10. Savanoriauja Haraldas. Va, grįžtam namo su 1%. Vai. Nes jeigu aš šitą padaryčiau ir nepušimtuoju, tai šitoj turiu. Nei ten netenk vaikščiai. Aš turiu. Geras brolis, Saulyte. Geras Matėjus. Atėjau. Thanks, broski. Ką? Nieko. Padėkoti, tiesiog norėjau užsidėk kapišoną. Nenoriu. Atrodo. Gerai, liuks. Matėjau, padėk mums, tu irgi pakuok. Tu geriau, Matėjau, pakuok. Pakuok, čia tau kaziuko mugiai. Kaziuko mugiai? Nu. Gerai, pakuosiu šitą. Po kiek pardavinėsim? Nežinau, kaip ten pardavinėjame. Reikia paskaičiuoti savikainą, darbo kaštus, pakuotę, šitą kaspinėlį, PVM pridėt. Į kitas grupės. Po kiek pardavinėsi? Visus šitos? Nu, po kiek? Kiek vienas kainuos? Yra čia iš viso kaina. Ne, tau reikia sugalvoti, reikia pasakyti visiems. Tam yra kainos. Nėra, reikia sugalvoti, dabar sugalvoti. Nuo 1 iki 10, kiek? Gal 10 eurų. 10 eurų vienas? Nėra brangu labai, 3 grybukai 10 eurų. Aha. Vis kiekvienas grybukas 3 eurai. Ir maišelis, sako. 3 grybukai 3 eurai. Nu, 3 grybukai 10. Grybukai 10. Normaliai, čia sesija va. O vienas... Gal tu? Nu, galima nuolaidą padaryti tokią. Bet kam jis nedaro nuolaidą? Nuolaidas? Tai tu padarysi, tu pardavinėsi. Aš nemoku. Nu, tai tu tiesiog stovėsi su šitais prie stalo ir sakysi, labą dieną, pirkit grybukus. Ne, aš negalėsiu. Tiesiog, kad aš eisiu į kitas grupės. Nu, tai gerai, prie kitos grupės ir sakysi, va, grybukai pardavinėjai, pirkit. Atėjau. Tai vienam iš pakomentavusių po šio video visą laiką padovanojam Noko marškinėlius. Tai šį kartą marškinėlius laimi ne Motiejus, o šitas bičiukas arba mergina. Tai dėkui, kad žiūrit ir iki kitų kartų.